Keliam, sveriam ruloną. Aišku, rulonas padžiuvo. Keliam. Turbūt daugelis žino, kad šaltis ištraukia drėgmę tiek iš žemės, tiek iš rulonų, tiek apskritai iš visko, nes žemė perdžiūvus dabar, rulonas irgi visiškai sausutėlis. Tai reiškia, jisai bus ženkliai lengvesnis. Nes prieš tai buvęs rulonas buvo labai drėgnas, bent jau kokius, nežinau, 10-15 cm jisai buvo visiškai šlapias. O šitas yra visiškai sausas. Tai jo masė bus mažesnė ant kokių 5 kilų, tai tikrai. Stok. 9,6, 9,7. Nuleisk. Bet tai čia žiūriu ne kilogramai, o čia LB kažkokia chuйня. Nuleis žemyn. O dabar kilogramai. O dabar kelk. Bet jis jau padžiuvo. 440. Būtų šlapės. Šlapesnis, kai buvo anas, tai būtų apie 500. Tai žodžiu 441 kilogramas. Nieko nėra prikabinta. Kaba pats iš savęs. Kaip matot, be jokių svorių, be nieko. 440 svoris. Na, su 700 kg gal truputėlį ir piribaršil, kaip sakant, bet 500-400 pm, tai skaitau irgi nėra mažas svoris. Ne taip, kaip čia man kažkas pasakė. Svaigalas, rulonas sveria 200-300 kg. Matot, kad rulonas sveria daugiau. Dar klausimas, kiek žemių yra šitam rulonė, nes iš tikrųjų kai kurie rulonai pasitaiko su nemažai žemių, nes, kaip žinot, pievose gyvena kurmiai. Kurmiai, jeigu žemiau paėmė dalgiuką, tai žodžiu ir nupjauna ir susuka su žemytam. Tai dar ir nuo šito priklauso svoris. Šiaudų rulonas nemažas, nustatyti kilogramai. Gerai, kelk. Po apačią nieko nėra, va, rodau. Davai, varom į viršų. Kelk. Keliam. Šiaudai pas mus sveria 345 kilogramai. Va, rodau, kad nieko nėra prikabinta. Nei apačioj. Nieko. Šiaudai 346 kilai. Ir kaip ir minėjau, jeigu rulonai voliojasi pievai, neuždingti, būna apsnigti, aplyti, pritraukia drėgmės iš apačios, tai sveria daug daugiau. Tai pizdies.